Sveiki visi nacionalinio susivienijimo kanalo žiūrovai. Šiandien kalbamės apie istorinės atminties politiką Vilniaus mieste kartu su istorijos mokytoju ir nacionalinio susivienijimo nariu Robertu Ramanausku. Pone Robertai, sveiki. Sveiki. Pone Robertai, iš tikrųjų, kuomet mes kalbėjomės apie šitą mūsų susitikimą ir pokalbį, jūs minėjot, kad Vilniuje, Lietuvoje jūs nebesijaučiat kaip sostinėje. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl jūs nebesijaučiat Vilniuje kaip sostinėje? Na vėlgi, atsimenant tą mūsų pokalbį, jūs irgi labai sakėt gerą frazę, kad Vilnius išpuoselėtas, tvarkingas, toks vidutiniškas Europos miestas, Europos Sąjungos miestas. Ir iš tikrųjų matome, kad Vilnius savo modernia architektūra jaunėja, modernėja, bet nelieka tokio labai svarbaus dalyko, kas yra būdinga visoms sostinėms - miesto perskaitimo. Ir visų pirma, tas miesto perskaitimas turėtų eiti per objektus, kuriuos eidamas Gedimino prospektu ar bet kuria kita Vilniaus gatve, tiek mūsų pilietis, tiek užsienio turistas turėtų matyti tą istoriją, turėtų matyti, kad Vilniuje yra sudėti kaip sostinėje esminiai taškai. O kokie tai ženklai yra, kurie atskiria sostinę nuo tiesiog didmiesčio Europoje? Na, leisiu savo galbūt ir tokią patirtį savo asmeninę gyvenimišką pasakyti. Sovietmečių Vilnius labiau jautėsi kaip sovietinės respublikos sostinė. Ir mes puikiai žinom tą tokį pasakymą, tokį principą, kad istorija rašo nugalėtojai. Ir paminklai, atminimo lentos, amžinos ugnys ir visi kiti objektai, kurie yra, jie yra nugalėtojo ženklai mieste. Ir jų turi daugiausia būti sostinėje, kaip labiausiai valstybę reprezentuojančiame mieste. Ir aš Vilniuje to pasigendu. Taip mes apsivalome nuo istorinio Sovietų Sąjungos palikimo, nuo propagandinių stabukų, kurie buvo išstatyti. Vienas tokių Petras Cvirka, nuimtos nuo Žaliojo tilto skulptūros, kurios irgi tą visą ideologinę Sovietų Sąjungos koncepciją savyje įkūnijo. O kas mainais? Na, nepastatėme Vyčio Lukiškių aikštėje. Galbūt. Gal ne Vytis ten turėtų būti. Bet elementarų obeliską su Vyčiu, tiesiog oficialiu valstybės herbu, mes galime pastatyti toje vietoje. Ir ta erdvė lieka tuščia be jokio krūvio. Dabar žiūrėkit kitas pavyzdys. Pranciškonų vienuolynas Trakų gatvėje, 1863 metų sukilimo dalyviams paminklas. O kur lietuvis valstietis Dalgininkas? Tai nėra lietuviškas paminklas. Nors tas sukilimas vyko su šūkiu už jūsų ir mūsų laisvę. Tai jums trūksta būtent lietuviškos rezistencijos ženklų Vilniaus mieste. Aš taip suprantu, gerai? Ne vien pačios lietuviškos, bet iš viso Lietuvos valstybės ženklų. Ir senosios Lietuvos valstybės, ir pirmosios Lietuvos Respublikos, ir antrosios Lietuvos Respublikos ženklų. Tai kitais žodžiais tariant, aš nematau, kad Vilniuje yra uždėti simboliai, kurie simbolizuotų, kieno tas yra miestas, kieno tai yra sostinė. Na, galų gale, pasižiūrėkime, yra absurdiškas dalykas. Vytautas Didysis, ko gero labiausia kultinė Lietuvos istorijos asmenybė. Kur Vilniuje stovi Vytauto paminklas? Nacionalinio muziejaus kieme Gedimino papėdėje. Maždaug, reiškia, Paslėptas beveik. paslėptas, iš esmės paslėptas nuo akių. Tai kaip mes galime, pavyzdžiui, ugdyti jaunąją kartą, vien pamokos neužtenka. Reikia, kad vaikas eidamas su tėvais pabestų pirštu į kokią stovylą ir paklaustų, o kas čia toks. Ir tėvas arba motina pasakytų, stovi Vytautas Didysis, kuris sukūrė Lietuvą nuo jūros iki jūros, kuris sukūrė Lietuvos suvereniteto idėją, kuri iš esmės raudona linija, raudona gija eina per visą Lietuvos istoriją.
Ir jeigu tai bus pasakyta 5, 6, 7 metų vaikui, mes jau turėsime pagrindą išugdyti aktyvų, sąmoningą Lietuvos Respublikos pilietį. Robertai, jūs minėjot tą sovietinį paveldą ir įpaminklinimą. Tada yra balsų žmonių, kurie būtent ir sako, čia buvo sovietmečių ta tokia, na, kaip sako, propagandinė politika užimti viešas erdves, per jas auklėti piliečius. Dabar mes tą erdvę išvalėme, žodžiu, ir čia nereikia kartoti maždaug sovietų klaidų ar kažko tokio. Tegul palikim ten, padarykim žolynus, vaikų žaidimo aikšteles. Patys žmonės žino, kokia ta istorija, nieko jų nereikia auklėti. Kaip jūs Ne, reaguojate aš tokią manau, kad tai poziciją? yra labai neteisinga pozicija, nes jeigu mes paliekame tuščią vietą, tai mes paliekame tuščią vietą tam, kad kažkas pasakytų, o čia tokia stovėjo graži Černiachovskio skulptūra, o čia stovėjo kariai išvaduotojai ant Gedimino tilto, šitą žaliojo tilto. Suprantat, lieka atmintis, kuri yra perduodama, ir ta atmintis, kada jinai perduodama, kad kažkas stovėjo ir nebuvo pakeista kitko, kaip tam tikrą suponuoja praradimą. O praradimą ko? Ir tada kyla labai daug klausimų. Todėl nebūtinai tose pačiose vietose. Aš nesakau, Nes čia kad kažkas diskusija turbūt turėtų... būdavo, kad jeigu tose pačiose vietose suprask, vietoj, pavyzdžiui, žaliojo tiltos, tų skulptūrų, tai čia jau yra, na, kaip sovietų atkartojimas. Ne, bet mes labai dažnai turim tokią posovietinę stigmą. Mes bijom propagandos. Propaganda propagandai nelygu. Mes turime propaguoti savo Lietuvos Respubliką. Mes turime propaguoti savo istoriją. Per tai susikuria tapatumo jausmai, pasididžiavimas savo valstybė, savo istorija. Tai jeigu mes nematome tos istorijos už mokyklinio vadovėlio ribų, nematome istorinių filmų, nematome istorinių meno kūrinių, istorinė tema meno kūrinių parodose, tai mes nekuriame tos savo istorinės sąmonės kūrimo. Aš atsimenu, būdamas vaikas, vaikščiodavau kiekvieną sekmadienį, vienintelė išeiginė buvo į du objektus, praktiškai kiekvieną savaitgalį. Tai į dabar vadinamą Nacionalinį muziejų sovietmečio istorijos etnografijos muziejų ir paveikslų galeriją, kuri buvo tuometinėje katedroje. Ir man visą laiką stigo to, kad nėra valdovų rūmų, kad neatstatytas senasis arsenalas, po to pamažėl tie dalykai atsistatė. Ir tai tapo labai tokia svarbia reprezentacinė vieta, kur mes 2013 metais vyko Europos Sąjungos tarybos posėdžiai valdovų rūmuose. Ir mes deklaravom, turėdami valdovų rūmus, kad mes esame ta valstybė, kuri turi istorinės šaknis. Mes turim ilgą, garbingą, reikšmingą Europai istoriją. Kur, pavyzdžiui, dabar yra koks nors aiškesnis objektas, bylojantis, pavyzdžiui, Sąjūdžio padarytą darbą 88-91 metais. Mes neturim to. Mes bijome išskabinti vieno pirmųjų savanorių iškėlusio Gedimino bokšte trispalvę pulkininko Škirpos lentos. Mes panaikinome Škirpos alėją Gedimino kalno papėdėje. Bet mes turime Vivulskio milinę užupyje. Tarkime, labai gražus Vivulskio poelgis buvo sušalusiam sargybiniui savanoriui atiduoti savo milinę ir paaukoti dėl to gyvybę. Bet kas buvo Vivulskis? Bet to, kad jisai buvo puikus architektas ir skulptorius. Jis buvo Lenkų legionierius. Tų, kurie nors ir gynė Vilnių nuo bolševikų, bet gynė ir Bet matė jį Lenkijos sudėty. Robertai, būtent jūs paminėjot dabar tą Lenkų atstovą, minėjot valdovų rūmus, LDK istoriją. O nėra taip, kad labai sudėtinga, arba tiksliau, kaip pasiekti tą tokį tautinio Vilniaus įvaizdį, kai mes iš esmės istoriškai, tai mes didžiuojamės Vilniaus
kultūriškumu, LDK, Gedimino laiškai, visi visada praktiškai referuoja Gedimino laiškus į tautų įvairovę nuo pat miesto įkūrimo ir panašiai. Tai kaip tada įmanoma derinti tą lenkišką, žydišką, sovietinę, tautinę atmintį vienam mieste? Na, iš tikrųjų būtų absoliutus absurdas kalbėti apie istoriniam kontekste lietuvišką Vilnių. Bet Vilnius yra istorinė Lietuvos sostinė. Ir čia galbūt yra ne tiek lietuviškumo Vilniuje dalykai, kiek Lietuvos valstybingumo ženklai. Mes turime įtvirtinti per įpaminklinimą, įamžinimą Lietuvos valstybingumo idėją. Ir kad ta idėja taptų aiški, kas už tą idėją kovojo, kas įtvirtino, su kokiom idėjom tai buvo įtvirtinta. Vėlgi grįžtant prie paslėpto kieme už pastatų Vytauto paminklo, bet Lietuvos suverenitetas tai yra viso Vytauto politinio gyvenimo nuo tada, kai jisai tapo Jogailos vietininku pagal Astravo sutartį gyvenimas. Ir tą tęsė visi kiti valdovai, jei ne valdovai, tai didikai, tarkim, tie patys Radvilos, kiek jie kovojo už tą suverenitetą. Tai ar turime mes, pavyzdžiui, Radviloms paminklą? Pacai, tais Kažkas Vrublevskio viešbutis. bibliotekoje kieme statoma, berods Barbora Radvilaitė ir Žygimantas Augustas, tai neklystu. Taip, bet tai kodėl? Bet tai vėlgi uždara Tai yra erdvė. daugiau turbūt romantinio tipo Net ir tai. skulptūra. Net ir tai. Bet mes turime matyti tuos žmonės, kurie kūrė Lietuvą. Mes vis niekaip nesugebam pastatyti paminklo Antanui Smetonai, pirmajam prezidentui, žmogui, kuris iš tikrųjų visą savo gyvenimą paaukojo Lietuvos valstybei. Net nuėjo į politinį nusikaltimą, pritarė, nors galbūt nebuvo organizatorius, perversmui. Ir žmogus, kurį išdavė tuometinė vyriausybė. Ir vienintelis beveik žmogus, kuris paskutiniam vyriausybės posėdyje pasakė, kad mes negalim niekšiškai pasielgti ir atiduoti Skučio su Povilaičiu bolševikams. Bet mes kažkodėl matom, kaip jisai pasiraitęs kelnes bėga, brenda per upelį, bet nematom tų ministrų, kurie įsakė tą patį Smetoną pagauti ir atiduoti bolševikams, okupantams. Tai mes iš tikrųjų esame labai stipriai pasidavę tam tikriems primestiems stereotipams, tarkime, tos pačios sovietinės propagandos. Ir neturim jokios kontrpropagandos, vėlgi, tarkime, per tame miesto įvaizdį. Dabar, žiūrėkit, dar viena problema, kodėl taip yra kartais. Kuris paskutinis meras yra gimęs Vilniuje ir užaugęs? Paskutiniai du, berods Benkunskas buvo iš Šilutės, ponas Šimašius iš Tauragės, Zuokas, jeigu neklystu, Jonava arba Kaunas yra gimimo vieta. O kur Vilnietis meras? Suprantat, jeigu nori būti savo miesto šeimininku, tu turi būti organiškai su juo susijęs. Be abejo, demokratija galbūt neturi riboti tokių dalykų, kilmės vietos balotiruojantis į mero postą. Bet visgi meru turi būti žmogus, kuriam tas miestas yra brangus, savas, kas yra jo gimtinė. Tėvynė. Ta vieta, kur jį suformavo. Taip, tėvynė prasideda nuo gimtinės. Ir tada žmogus, kuris ateina, nebūdamas, tarkim, šiuo atveju Vilniečių mero postą, jis ateina vedimas politinės karjeros, garbės, galbūt kažkokių grupinių interesų ir taip toliau. Bet ar jis ateina dėl Vilniaus? Ir va to aš iš tikrųjų, kaip Vilniuje gimęs, užaugęs ir tikiuosi čia ir pabaigti gyvenimo dienas, Vilnietis nesu tuo patenkintas. Ta prasme, mes neturime to Vilniaus. Mes bijome Vilniaus kaip sostinės ir jį tiesiog darome tam tikrų stambių ekonominių, kultūrinių centrų, bet Vilnius lieka be istorijos. Be veido. Žiūrėkit, jūs minėjote savo kalboje ir Lukiškių aikštę.
Iš tikrųjų, kodėl? Man toks klausimas dabar. Įstatymas jau yra nuo berods 99 metų, kad ten turėtų atsirasti būtent tautos istorijai, laisvės kovoms skirtas paminklas. Kaip Jūs manot, kodėl taip atsitiko, kad ten nėra to paminklo, kodėl čia tiek daug kovų dėl vienos reprezentacinės aikštės, dėl kurios šiaip iš principo turėtų būti viskas aišku? Na, matyt, yra ir tam tikrų, pavadinkime, galbūt net politinės kilmės baimių. Kažkam neįtikti, kažkam nepatikti. Galbūt yra tam tikrų projektų protegavimo reikalai. Galbūt trūksta tiesiog Vilniaus valdžiai politinės valios ir galbūt net ir vaizduotės. Aš sakau, mano supratimas yra labai Nes paprastas. pinigų nei projektavimo tikrai nepritrūktų, manau, Ne, Vilniaus ne. mieste nusprendus pastatyti vieną paminklą ir išgrįsti, normaliai sutvarkyti vieną aikštę. Aš nemanau, kad mes Ne, tai esam tai tokie tikrai vargšai. Vilniui, kuris sugeneruoja tokią dalį Turbūt jau bendro pusantro produkto, milijardo biudžetą tai turintis yra, miestas. kaip Vilniui, tai yra labai daug Lietuvos mastai. Tai vat sakau, iš tikrųjų yra labai paprastų dalykų. Galų gale, netgi paimkime seną gerą skulptūrą Konstantino Bogdano skirtą 1863 metų sukilimui. Mhm. Ir kur idėja labai panaši kaip ir tame paminklo prie Pranciškonų vienuolyno. Ten irgi yra įvairių sluoksnių žmonės pavaizduoti ir tas dalgininkas. Ir vieta, kur žmonės, kurie kovojo už Lietuvos ir Lenkijos laisvę prieš carinę priespaudą, labai koreliuotų gražiai ir su ta vieta, kuri buvo ne vienas sukilėlis pakartas, ir priešais esančio buvusių KGB rūmų sienoje atminimo lentas skirtas partizanams. Tai būtų iš tikrųjų veiktų kompleksiškai. Galų gale vėlgi, sakau, grįžtu prie tos paprastos idėjos. Elementarus obeliskas su herbu ir su kokia nors data nuo Vilniaus įkūrimo iki, pavyzdžiui, nepriklausomybės O jūsų atkūrimo. požiūrį apskritai, tai, kas dabar padaryta Vilniaus mieste, kas yra, tai labiau padeda formuoti tą valstybingumo sąmonę ar atvirkščiai? Nes pavyzdžiui, mes turim ir vamzdžius, mes turim ir kitokias labai keistas akcijas toj pačioj Lukiškių aikštėje, apie pliažus ir panašiai. Tai čia kas priešingas procesas vyksta, kaip tik devalstybizacija. Iš esmės, devalstybizacija, be abejo. Aš nieko prieš, nepatinka man tas vamzdis. Jį bet koks santechnikas gali padaryti, bet tai yra, pavadinkim taip, tam tikro konceptualaus meno apraiška. Jis gali turėti kaip meno kūrinys savo teisę būti ten, kur jinai stovi. Tai absoliučiai nieko netrukdo. Bet be vamzdžio mes nieko kito negalim pastatyti. Suprantat? Bet kur yra bėda. Tai šalia vamzdžio turi atsirasti, kaip ir minėjau, tie objektai, kurie iš tikrųjų Vilnių darytų sostinę ir kad bet kuris praeinantis turistas vietinio galėtų paklausti, o kodėl čia stovi tokia stovykla, kam šitas obeliskas, o kam čia ta atminimo lenta. Tai dabar grįžtu prie profesoriaus Bumblausko tos idėjos, kad turi būti miesto perskaitimas. Miesto perskaitimas tai ir tam daugiatautiškumui. O ką mes, pavyzdžiui, pačiam Vilniaus mieste nelabai turime nei tos žydiškos, nei tos lenkiškos Vilniaus istorijos įamžinimo didesnio. Juk mes tarsi ir didžiuojamės, kad Vilnius buvo tolerancijos, daugiatautiškumo, daugiakonfesiškumo centras, kuris buvo galbūt net labai unikalus tuometinėje Europoje, bet mes net ir tam nesugebėm sukurti ženklų. Ką pasako Gedimino paminklas, stovintis katedros aikštėje prieš Valdovų rūmus? Iš principo nieko. Prie Nacionalinio muziejaus stovintis Mindaugo paminklas, jis toks labai modernus, bet ką jisai pasako, aplink jį yra pagoniškų, lietuviškų, autentiškų mėnesių pavadinimai.
O ką jie pasako apie Mindaugą? Nu tiesa, jis turi tam tikrą tokio išdidaus valdovo tarsi tokį siluetą sėdinčią sostą, bet ne daugiau. Tai aš nesuprantu, ar tai yra tam tikra mūsų politinė impotencija Vilniaus mieste ir iš viso Lietuvos valdžios mastu, ar mes turime tokią menininkų impotenciją, ir šalia to galbūt mes turime nemenką Vilniečių tokį abejingumą. Iš tikrųjų, Vilnius tapęs traukos centru sutraukė iš visų Lietuvos kraštų žmonės, kurie čia rado savo naujas galimybės, darbus, karjeras, bet jie vėlgi nori naudotis tomis galimybėmis, kurias kuria Vilniaus miestas, visa ta, kas tą miesto gyvenimą sudaro, bet jie tiesiog naudojasi tą galimybę, bet miestas jiems nėra svarbus. Ir jiems iš tikrųjų smagu galbūt pliažas Lukiškių aikštėje ir visiškai nesvarbu, kas stovi tos aikštės centre. Na, išties, istorinės atminties politika turbūt ypač savivaldos lygmenių nėra tas klausimas, kuris būtų vienas iš pagrindinių žmonėm. Jiems rūpės transportas, jiems rūpės socialinės išmokos, o kaip padaryti, kad ta istorinė atminties politika iš tikrųjų būtų aktuali mums. Jūs turite receptą tam? Na, taip greitai tokio recepto tikrai neturiu, bet manau tiesiog viskas ateina proceso metu. Ir vieno tokio recepto, kuris per 5 minutės išspręstų problemą, nebūtų. Bet jeigu pamažėl rastųsi vis daugiau tų objektų, kurie reprezentuoja Lietuvos istoriją, Vilniaus vaidmenį toje istorijoje, žymius Vilniečius, valdovus, politikus, prezidentus, menininkus, kariškius, tai pamažėl tai taptų tuo, ką žmogus eidamas gatve, pavadinkime taip, suvartojo. Galima einant gatve gurkšnoti vandenuką, valgyti ledų porciją ir tuo pačiu vartoti miesto objektus, miesto ženklus. Istoriškai tai, ką mes vadiname Gedimino prospektu, buvo Švento Jurgio prospektas. Kiek, pavyzdžiui, Vilniuje Gedimino prospektu einančių žmonių žino, kur yra simbolis, rodantis, kad tai yra Švento Jurgio prospektas, bet jau buvo kažkada juo. Čia ant vieno iš viešbučių yra turbūt. Taip, yra virš teatro, yra Švento Jurgio skulptūra. Ir va tai jau irgi yra tam tikras įamžinimas Vilniaus istorijos. Tai mes turime kurti Vilniaus patrauklumo įvaizdį. Ne vien restoranai, ne vien viešbučiai, bet jis turi būti įdomus. Mes norim pritraukti turistus. O prie ko turistas turi fotografuotis Vilniuje? Sėdėdamas gatvėje ir valgydamas jam galbūt egzotiškai atrodančius cepelinus arba šaltibarščius. Ar gali jis tuo pačiu nusifotografuoti prie kažkokio reprezentacinio paminklo? Vat aš sužinojau, kad Vilniuje tas yra tokio, kas galbūt turi ryšį su mano tėvynė. Tarkime, ar būtų nepriklausoma Belgijos valstybė be 1830-31 metų sukilimo? Pliaterytė, pavyzdžiui. Vat mes Jasinskis. Mes turim Jasinskio gatvę, o Jasinskį mes matome. Galų gale, žiūrėkit, mes turim tokį labai įdomų atvejį. Mykolas Kleopas Oginskis. Garsiojo atsisveikinimo su tėvynė polonezo, dažniausiai vadinamo Oginskio polonezo autorių. Įamžinom jį suoliuku, vadinamajame Prancūzparkyje. Bet tai buvo vienas didžiausių Lietuvos didikų, kuris atėjo į Vilniaus rotušę ir užsirašė miestiečių. Žmogus, kuris savo pinigais aprūpino kavalerijos pulką, gindamas abiejų tautų respublikos ir tuo pačiu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nepriklausomybę. Mes matome tik
jo kūrybą ir beje, mygtuką paspaudus polonezas jau nebegroja. Reiks informuot savivaldybę. Mes turime 2 paminklus Adomui Mickevičiui. Labai netoli vienas nuo kito, per gerą puskilometrį. Bet kiek mes turime, pavyzdžiui, Vilniuje paminklų mūsų garsiems literatams, kurie rašė lietuviškai. Taip, Mickevičius rašė apie Lietuvą. Tai, Robertai, dabar, kad taip susidėliot dėl Vilniaus mieste ir ko mes pasigendam. Iš mūsų pokalbio aš, kaip supratau, jūs pasigendat Lukiškių aikštėje obelisko, Smetonos paminklo, Oginskio įamžinimo. Yra dar kažkas? Nu, tai daug ir tas pats Škirpa. Ką jūs siūlytumėt, va, tampat Vilniaus meru? Tai pirmas dalykas, tikrai Lukiškių aikštėje pastatyčiau paminklą, tarkime, Lietuvos valstybei. Ištraukčiau Vytautą į tą pačią Gedimino aikštę. Kodėl jis negali stovėti toje vietoje, kur kažkada stovėjo Lietuvos valstybingumo panaikinusi Jekaterina II. Aišku, ten gera vieta, įprasta prakartėliai per Kalėdas. Bet tai būtų ženklas, kad mes savo didžiausią valdovą rodome, galų galiai jis toj pačioje katedroje yra palaidotas. Jo, labai irgi įdomus turbūt istorinės irgi nedrįstame to politikos padaryti. dalis yra jo palaikų atradimas, kas būtų turbūt, savotiška lietuviškosios Mekos atsiradimas, kuomet visi eitų aplankyti Vytauto kaulų, ne? Taip, o kodėlgi ne? Turi būti. Jūs pasižiūrėkit, vasario 16 yra mokinių eitynės nuo katedros aikštės prie Basanavičiaus kapo, prie savanorių kapų. Tai iš tikrųjų toks grandiosinis patriotinis renginys. Ir kiekvieną kartą, įeinant į Rasų kapinių teritoriją, praeini pro Pilsudskio motinos ir pačiais Pilsudskio širdies kapą. Pasižiūrėkit, vainikai apvynioti baltai raudona lenkiška vėliava, dega žvakutės ir visa kita. Tai be abejo, ne vien tik tais atvažiavusių Lenkų turistų tokia piligrimystė prie Pilsudskio širdies. O jūs pasakykit, Vilniuje man tokią vietą, kur atvažiavęs iš užsienio lietuvis norėtų nueiti ir padėti vainiką ir uždegti žvakę. Ir žvakė labai patogu katedrai būtų uždegti. Ne, tai katedrai taip, bet ten jau degi žvakę ne savo istorijai, ne savo didiesiems žmonėms, kurie tą istoriją kūrė. Mandat, Kaune yra amžinoji ugnis, nežinomas kareivis. Visai netoliese yra alėja su biustais tų žmonių, kurie kūrė ir kovojo. Yra pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentų paminklai, prezidentūra, istorinės prezidentūros kiemelė, kur mes turime Vilniuje prezidentą. Kaunas per 20 metų išmoko būti sostinė, Vilnius per kelius šimtus metų. Vilnius per kelius šimtus metų buvo sostinė. Buvo sostinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Buvo sostinė generalgubernatorystės. Buvo sostinė okupuotos sovietinės Lietuvos. O antrosios Lietuvos Respublikos sostinė taip ir nelabai tapo. Taip, mes matom, yra vyriausybės rūmai, yra Seimas, yra prezidentūra, viskas puiku. Bet tai yra tiesiog oficialūs pastatai, kurie, jie tiesiog turi būti, bet jie dar kaip ir ne visai padaro sostinę. Nes sostinę turi matyti tą didybę, grožis ir tuo pačiu istorijos didybė. Mes neturėsime istorinės didybės jausmų savyje, neturėsime tuo, kuo pasididžiuoti, ką parodyti savo vaikui einant miesto gatve, mes neturėsime ir patriotinės Lietuvos. Viskas dar kol kas laikosi iš inercijos,
dar iš tų 88-92 metų, kai visi bandėme iš naujo sužinoti Lietuvos istoriją, skaitydami Šapoką. Žinot, paminėjom tai, kadangi esu šiokių ir tokių mokymo priemonių kūręs, tai peržiūrėjau viską, kas parašyta istorijos vadovėliuose, tame tarpe ir sovietiniuose. Žinot, kas pikčiausia? Kad sovietiniuose Lietuvos istorijos vadovėliuose medžiaga yra platesnė ir įdomesnė negu dabartiniuose. Įsivaizduokit, kokia tai yra paradoksali situacija. Na, tikrai. Tai, žodžiu, Robertai, reikia tikėtis tada, ar ne, kad tiek ta mūsų istorinė medžiaga, tiek Vilniaus istorinės atminties politika darys tos žingsnius, kad, kaip sakėt, mes jaustumėm tą pasididžiavimą savyje, matydami Vilnių ir jo aplinką. Ir aš manau, kad mes, nacionalinis susivienijimas, turime dirbti tą linkme, mes turime propaguoti tą idėją, mes turime ugdyti Vilniečius, tuos, kurie čia gyvena nuo seno, jiems priminti, kur jie gyvena, o tiems, kurie atvyko, parodyti, kur mes gyvenam, kur jie atsikraustė ir kuo jie pasirinko būti. Pasirinkimas, kuo būti, yra vienas iš svarbiausių pasirinkimų. Puiku, tokia optimistinė gaida ir viltinga žinia ir pabaikime. Priminsiu šiandien žiūrovom, kad kalbėjome su istorijos mokytoju ir nacionalinio susivienimo nariu Robertu Ramanausku, kalbėjomės apie istorinės atminties politiką, laidą vedžiau aš Dovilas Petkus, iki kitų susitikimų, iki.